Klauskite tada. Tai ten ir Italijos rinktinė, varžovas. Nu, aš galvoju, kad varžovas pats rimčiausias, koks gali būti. Aišku, varžovų niekada negali pasirinkti ir nėra tikslo rinktis ir nėra ko galvoti, bet galvoti, kad tai bus silpnas varžovas, kada jie namo įsiuntė, sakykime, Turkiją, Rusiją, kada jie aplošė Graikiją irgi namo įsiuntė ir po to dar į Ispaniją, tai tik tai naivolė gali. Tenai mes galim kalbėti. Sudėtis, nesudėtis, bet tai yra faktas. Jie tik pabaigose pralošė rungtynės kroatam ir slovenam, ten epizodose. Taip, kad žaidžia labai tokį, sakyčiau, visiems neparankų krepšinį. Paprastą krepšinį daro labai mažai klaidų ir kada jų dieną labai sunkiai sustabdo. Daug žaidėjų gali ir pataikyti, ir aštriai žaisti vienas prieš vieną. Statistiškai žiūrint, pagal pelnomus taškus yra 4 žaidėjai, kurie labai išsiskiria. Ar jie yra pagrindiniai, ar pagrindiniai? Tai be abejo, jie ir daugiausia žaidžia, ir geriausiai susižaidė, ir vienas kitą labai gerai jaučia ir taip toliau. Bet tai nereikia galvoti, kad kiti žaidėjai, kaip sakykime, tas pats naturalizuotas amerikietis ar kiti yra silpni žaidėjai. Paprasčiausia tam čempionate tie galbūt yra geroj formoje ir tokį jie krepšinį demonstruoja. Vakar, kai teko kalbėti su Italijos rinktinės žaidėjais, keliais jie vis akcentuoja, kad yra labai kovinga ir iki galo kovojanti komanda. Ar tas kovingumas išskirskantris iš kitų? Tai yra tiesa, pažiūrėkit, kokias rungtynės jie ištempė prieš ispanus. Aš skaitau, kad sudėtingas. Kaip jie kovėsi su slovenais šičia, su kitom komandom, be abejo, jie yra kovinga komanda. Jie taip pat sakė, kad jau pripratę žaisti be aukštų žmonių, grinų tokių centrų. Aš sakau, jie žaidžia specifinį krepšinį, toksai visą laiką bando sukti pick and rollą, surasti arba savo didelį po krepšiu, tokio metimo pozicijų, sakykime, arba atiduoti vėl ant perimetro. Jie turi tuos 4 labai gerus žaidėjus ant perimetro, kurie gali ir žaisti individualiai vienas prieš vieną ir įmesti, ir iš bet kur įmesti sunkius metimus. Ir su geru procentu už tai jie yra ir neparankus kitiems. Treneris, sudėkite. Nenugalėjom Akropolio turnyre, labai pasikeitė. Pirmiausia, Akropolio turnyre nebuvo Datomės, kuris vienas iš pagrindinių žaidėjų. Labai jiems svarbus žaidėjas ir visi draugiški turnyrai yra dėja tik draugiški turnyrai. Iki rungtynių yra 3 laisvos dienos, ar turit planą, kaip to ritmo neprarasti? Nu, matė, šiandieną treniruotę darėm, ryte irgi darėm Finis klube treniruotę, ten su bėgimais ir su štangelė šiek tiek. Aišku, kada sužaidė per 11 dienų 8 rungtynės ir paskui 3 laisvos, aš negaliu pasakyti, kad tai yra, bet taip yra, kaip yra ir mes turime ieškoti, kaip prisitaikyti. Tokias draugiškas? Ne. Kai sužaidė per 11 dienų 8 rungtynės, tikrai negalvoju apie dar draugiškas. Kalbate apie neparankų krepšinį, o kaip bandė žaisti Lietuva? Ar nuo gynybos? Čia dabar rimtai atsakyti, ar juokais? Ir rimtai, ir juokais. Juokais tai atsakysiu taip, mes nesiruošiam tom rungtynėms, skaitom internetą, kadangi yra labai daug patarėjų, tai mums pasakys, kaip mums žaisti. Treneris, prašom. O jeigu rimtai, mes tenksime žaisti savo krepšinį. Mums nereikia galvoti, kaip žaisti, kad, sakykime, ten būtinai žaisti per didelį. Jeigu mes tik susikoncentruosim, mes neįmesim savo laisvų metimų, mums uždarys visus tos didelius. Mes turim žaisti savo krepšinį. Ten, kada galim, jeigu esam laisvi gerai pozicijoje, mes turim atakuoti, neperskubant, turim žaisti tenktis, greitai žaisti. Va tokį krepšinį. Čia rimtai dabar atsakiau. Toks klausimas, iš tiesų sakėt, kad nesirinkame varžovus, bet italai rinkosi, vadinasi, jūs? Čia jūsų yra tos, kaip čia, palaukit, sąmokslo teorijos. Aš galvoju, kad visos komandos atvažiavusios stengiasi žaisti, nuo pergalių ateina pasitikėjimas ir visos stengiasi laimėti ir jie negalvoja su ko žais. Ir tai yra ne tik pasitikėjimas, tai galų galia tavo šalis, tu nori išlošti pergalę, o tenai galvot, kad specialiai kažkas pralaimė arba laimė, aš to netikiu. Ar esate patenkintas trenerių čempionato organizavimu, sąlygomis, kurios yra suteiktas komandai? Sąlygos, yra kaip sąlygos, normalios. Visuose čempionatuose yra tos pačios sąlygos, žinot. Kai 13 dienų su mažu išėjimu viešbutis, analizė ir taip toliau. Maistas normalus, viskas, lova irgi didelė, taip kad nieko, čia yra čempionatas ir čia daugiau. Viskas. Kočius paskui. Viskas. Ačiū, treneri.